Labas vakaras visiems susirinkusiems ir stebintiems diskusiją tiesiogiai LRT LT portale. Žinių ekonomikos forumas neatidėlioti, tai yra diskusijų forumas, kuriame susitinka svarbiausios valstybės sritys, tai yra mokslas, verslas, politika, aktyvi pilietinė visuomenė, kalbėti apie valstybės pažangai būtinus sprendimus švietime, globaliuose iššūkiuose, aukštą pridėtinę vertę kuriančioje ekonomikoje. Asociacija Žinių ekonomikos forumas, šios iniciatyvos autorius kartu su Vilniaus universitetu šiandien kviečia nagrinėti vieną iš temų, tai yra neatidėlioti investicijų į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ateinančią valandą investicijas į šią sritį nagrinėsime ne tik kaip būdą atrakinti Lietuvos inovacijų potencialą, bet ir kaip vieną esminių veiksnių lemiančių ilgalaikį ekonominį augimą bei šalies konkurencingumą globaliose rinkose. Diskusijoje dalyvaus Kauno technologijos universiteto tyrėja profesorė daktarė Monika Petraitė. Labas vakaras. Uždarosios akcinės bendrovės Light Conversion direktorius daktaras Martynas Barkauskas. Labas vakaras. Kompetencijų centro kūrimo Žinių ekonomikos forumo tarybos pirmininkas, Vilniaus universiteto konsorciumo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir kompetencijų centro kūrimo veiklų grupių vadovas daktaras Arvydas Lubys. Labas vakaras. Viešosios įstaigos inovacijų agentūros inovacijų skatinimo skyriaus vadovas Mantas Biekša. Labas vakaras. Ir švietimo mokslo ir sporto ministrės patarėja mokslo klausimais Rasa Kulvietienė. Labas vakaras. Moderuosiu aš, žurnalistė Rasa Tapnienė. Labas vakaras. Ir diskusija tuo mūsų nagrinėjimų klausimų, kaip padvigubinti investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, taip pat inovacijas, norėtume pradėti mokslinėmis įžvalgomis. Tai prašytume tyrėją joms pasidalinti. Ačiū dar kartą, labas vakaras visiems. Tai ačiū už suteiktą galimybę pasidalinti pagrindinėmis, sakykime, mintimis arba temomis, kaip mokslas, politikai ir verslas diskutuoja apie investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ir mokslo turbūt ir politikos formuotojų uždavinys visada yra matuoti ir mes kaip žmogiškos būtybės tiek individualiai, tiek grupėmis, organizacijomis ar valstybėmis labai mėgstame lygintis vieni su kitais ir tada galvojam, ar mes čia geri ar negeri, ar gražus ar negražus ir galvojam, kaip mums sekasi. Tai iš tiesų tiek ES, tiek pasaulis šitas metrikas vysto turbūt jau 40 metų ir aš pabandysiu labai greitai pasidalinti tuo vadinamuoju palyginamumo principu, angliškai benchmarking principu, kaip Lietuvai sekasi plėtoti mokslo, technologijų ir inovacijų pažangą ir ypatingai atkreipsiu dėmesį į sinergiją. Tai visų pirma, inovacijų švieslentė vienas pagrindinių rodiklių, pagal kuriuos šalis vertina savo pažangą ir progresą. Ir iš principo pagrindinė turbūt žinutė šioje švieslentėje, kad Lietuva, kaip matom, yra šiek tiek šviesiai geltona, tai reiškia nuosaikioji inovatorė, kuriai nesiseka ir mes pasivyti pagrindinių savo regiono valstybių pagal inovacinę pažangą arba inovacinį atlikimą. Kitaip tariant, viena vertus atrodo, mums jau labai daug pavyko per 30 metų, mes tikrai iššokom į aukštų pajamų šalių grupę. Mes pasižymėm išskirtiniu ekonomikos atvirumu ir taip pat ekonominės laisvės indeksų, kuris yra vienas aukščiausių pasaulyje ir tai suteikia tikrai labai erdves ir laisvas galimybės veikti. Kita vertus, tai šiek tiek suponuoja, čia džiaugtis dydžių nėra ko, gal savaime, kad ekonomika yra labai atvira ir tiesiogiai priklausoma nuo to, į kokį tinklą yra integruota. Tai jeigu ekonomikai sekasi, jeigu tinklui, kuriame mes esame, sekasi, tai ir mums sekasi ir lygiai taip pat atviri
atvirkščiai, ar ne? Tai Lietuva pagal savo šalis kaimynės, ar ne, Baltijos jūros regiono šalis arba šiaurės šalis, tai mes tikrai galėtumėm plačiau pasinaudoti industriniais mokymos ryšiais ir išties pasiekti aukštesnės pažangos ir pereiti į stiprių novatorių grupę, kaip tai pavyko padaryti kaimynam estam ir mes visą laiką juos žiūrim. Ir tikrai labai smagu, kad turim su kuo lygintis ir negalim pasiteisinti jokiais, tokiom tradiciniam klišėm, kad čia po komunistinė ekonomika, 30 metų praėjo, pamirškim, mes tikrai jau netokie. Ir aišku, tas atvirumas ekonomikos liepia tiesiog nuolat judėti ir nuolat galvoti apie pažangą ir progresą, ar ne? Ir kokie tai veiksniai formuojantis visą tą inovacinę erdvę, ir čia bus daug grafikų, bet linkiu turint laiko jais pasidomėti, tačiau pati esminė žinutė yra, kad Lietuva tipiškai išlieka stipri tokiose klasikinėse kategorijose, kaip pavyzdžiui žmonių su aukštuoju išsilavinimu ar dalis bendroje dirbančiųjų populiacijoje arba tam tikri, sakykime, inovuojančių įmonių skaičius pas mus yra gana didelis, tačiau tas return on investment arba investicijų inovacijas grąža yra šiek tiek ribota. Ir aišku, už tų gražių skaičių, kuriais mėgsta pasigirti, leisiu savo pasakyti oficialiuose ataskaitose politikos formuotojai, tai slypi kiti skaičiai, kad tarkim investicijos į aukštąjį mokslą ir aplamai į švietimą nesikeitė ir nesiekė 5% pastarųjų 10 metų laikotarpyje. Kitaip tariant, mes produkuojam labai didelį skaičių žmonių, tačiau investicija į vieną tą aukštojo išsilavinimo įgijusių žmogų jau nebeatitinka mūsų pragyvenimo lygio ir mūsų poreikių, kiek reikalinga paruošti tokio lygio specialistų ir aišku, tai atsiliepia jau produktyvumo kainą, kurią parodysiu šiek tiek vėliau. Kas yra svarbu atkreipti dėmesį, kad Lietuva nėra vienoda, netgi būdama tokia mažytė. Mes turim 2 regionus ir sostinės regionas yra pasiekęs tokį pat stipraus novatoriaus lygį, kaip ir mano ką tik minėtos šiaurės regiono valstybės. Taigi, gera pradžia, dabar Vilnius turi, visas sostinės regionas iš tikrųjų ir turi plėstis su savo iniciatyvomis į Lietuvą. Ir tai ir vyksta, turbūt, ar ne, pamažu per Kauno Vilniaus dipolį, per aktyvumus skirtingose šalies regionuose. Ir kas yra labai įdomu, kad iš tiesų, jeigu pasižiūrėti, ar taip labai stipriai Vilnius atitrūkęs nuo likusios Lietuvos, tikrai ne, tačiau vėlgi išsiskiria vienas iš tokių įdomių kriterijų, pavyzdžiui, moksle, ar ne, tarptautinės mokslo publikacijos su tarptautiniais partneriais. Ir Vilniaus sostinės regiono šitas kriterijus yra 2 aukštesnis negu likusios Lietuvos universitetų, nors šiaip turbūt produktyvumas yra labai panašus. Tai ką tai rodo, tai suponuoja į gilesnę, intensyvesnę tinklaveiką. Kitas dalykas, kiek mes naudojam šituos sėkmės instrumentus, ar ne, Lietuvos transformacija, ar ne, kaip valstybės transformacija ir kodėl mums reikia tų mokslo tyrimų ir inovacijų. Vis tiek mūsų galutinis tikslas yra ekonominė, socialinė, darnioji transformacija ir, aišku, valdymo transformacija. Tai iš tiesų, ką mes matom, kad socialinė transformacija mes turim labai daug pozityvių postumių ir tai galim sieti, bet turbūt dar netiesiogiai su medtech, su investicijomis į biomedicinos mokslus, į sveikatos mokslus, gyvybės mokslus ir į dėmesį sveikatai ir kartu atsiranda daug startuolių, kurie padeda žmonėms, digital self, ar ne, save skaitmenizuoti, matuoti ir visaip kitaip keisti elgseną. Kita vertus, ekonominė transformacija šiek tiek atsilieka nuo socialinės transformacijos ir taip pat Lietuva, nepaisant to, kad mes esame viena iš labiausiai klimato kaitos paveiktų šalių pasaulyje, ar ne, ir Vilnius tame tarpe yra viena iš sostinių, kuri labiausiai atšilo. Per pastaruosius 10-mečius mūsų investicijos į darniasias, žaliasias inovacijas, darnią plėtrą išlieka gerokai žemiau ES vidurkio ir
galvojant apie mus, absoliučiai nepakankamas. Taigi, kas pasikeitė ir kur mes pajudėjom per visas investicijas, kurios jau buvo. Ir vėlgi tiesos dėlei reikėtų pasakyti, kad mūsų BVP procentas investicijų į mokslo tyrimus, eksperimentinę plėtrą praktiškai nepasikeitė ir mes nepasiekėm to mūsų tikslo 3% ir išlieka dominuojantį 1,2 procento nuo BVP ir panašiai, nepriklausomai nuo to, ar verslas, ar valstybė jungtinės investicijas teikia. Tai kas yra svarbu, tai yra inovacijų sistemo asimetrija ir vėlgi lyginant su, mes esam šiek tiek mums geriau sekasi negu Latviam, nors kaip matom tie ratai tokie netolygus, bet mes nesugebam konvertuoti žmogiškų išteklių, investicijų ir paramos į įmonės, į R&D, į inovacinės išeigas. Ir tai turbūt yra esminis mūsų klausimas ir kaip mums tiesiog tas investicijas konvertuoti į pajamas, į inovacinės pajamas ir yra ir kitų indeksų, prie kurių aš nesustosiu, bet vėlgi mes matom, kad Lietuva kaip Global Innovation Indexe yra pakankamai aukštai, atrodo, 35 vieta, bet jeigu mes pasižiūrim aukštų pajamų šalių grupėje, mes esam gerokai žemiau. Ir dabar kas generuoja tas pajamas, ar ne? Pagrindinės pajamas iš tikrųjų yra iš aukštųjų technologijų ir iš produktų kompleksiškumo. Tai ir kadangi mes esame atviri, tai produkto eksportas, kompleksinių produktų, pridėtinės vertės produktų eksportas yra svarbiausia dalis. Ir gera žinia čia, kad iš tikrųjų tos investicijos būtent pramonėje augo ir konvertavosi į aukštesnės pridėtinės vertės eksportą ir aukštųjų technologijų pramonės eksportą. Vis tik tai, jeigu mes žiūrim į visą pramonę, ar ne, tai Lietuvoje tik tai 4,5% nuo visų gamybos įmonių naudoja tą aukščiausio lygio sofistikaciją ir net dirbtinio intelekto sprendimą. Ir jeigu pasižiūrėti, daugiausia mes esam susifokusavę į kaštų, efektyvumo kontrolę, valdymą, skaitmenizavimą, robotizaciją, kuri padeda taupyti. Ir tai yra labai svarbu taupyti energiją, taupyti kaštus, taupyti laiką, mažinti neatitiktis. Bet jeigu mes žiūrim į tą ateities inovacijas, tai yra dirbtinio intelekto sprendiniai, mašininis mokymasis, papildyta realybė, kai matom, kad mūsų skaičiai yra nykstamai maži, kokios mūsų galimybės. Iš tiesų vėlgi atsiremiam į kompetencijas, kad daugiau kaip pusė įmonių neturi IT specialistų įmonėse, kalbant apie gamybos įmonės, o kai kalbam apie duomenų mokslą, tai mažiau negu 10% visų įmonių turi tokius specialistus. Ir dabar kas yra labai įdomu, kaip vaikšto pinigai, nes inovacijos ir pinigai yra tiesiogiai susiję ir mes kalbėsim apie pinigus. Tai jeigu pasižiūrėti pagal, kur investavo rizikos kapitalo fondai Lietuvoje, tai viena pagal sektorius ar ne, tai yra praktiškai viskas yra ICT kaip primary sector. Tai vertikalėje visi ICT pritraukia investicijas ir jeigu dar išėmus ICT, mes tada matom, kad yra B2B produktai, tai verslas verslui produktai, kurie yra orientuoti į tą eksportą. Ir jeigu pasižiūrėti pagal industrinės grupės, vėlgi nominuoja verslas verslui investicinės kategorijos ir informacinėmis technologijomis grindžiami sprendimai startuoliai. Ir čia tiesiog skaičiai, beveik 15 milijardų eurų pritraukta Lietuvoje rizikos kapitalo, tai reiškia jau privataus kapitalo, į mūsų inovatyvės įmonės, eksportuojančias įmonės. Ačiū uždėmesi ir toliau tęsim turbūt. Dėkinga. Taip, ačiū Monika Jums, norintis įsitraukti į šitą diskusiją ir balsuoti už tyrėjos pasiūlytus sprendimus, galite nusiskanuoti QR kodą matomą ekrane ir išsakykite savo nuomonę, kuris sprendimas jūsų manimų padėtų padvigubinti investicijas į mokslinius tyrimus, ekonominę plėtrą ir inovacijas. Taip pat galite užduoti klausimus diskusijoje esantiem dalyviam. Ir kaip Monika jūs minėjote, investicijos į mokslinius tyrimus, eksperimentinė plėtra, inovacija Lietuvoje sudaro 1% maždaug bendrojo vidaus produkto, apie 0,5% investuoja verslas, apie 0,5% investuoja valstybė ir aukštosios mokyklos. Ir dabar gal toks bendras klausimas jums visiems, kaip jums atrodo, dėl kokių priežasčių Lietuva
atsilieka nuo ES vidurkio, nes ES valstybėse šita dalis siekia bent jau 2,20% BVP. Martynai, gal jūs? Tai aš manau, čia turbūt reiktų atskirti du dalykus. Tai yra tai, kas yra pademonstruojama statistikoje ir kas iš tikrųjų yra realybėje. Nes, taip pavadinkim, aš kiek matau, tai tas, kaip čia, MTEP-inių išlaidų arba lėšų priskirimas, jisai yra susijęs su mokestinėm lengvatom, kurios yra Lietuvoje, taip pasakykime, ganėtinai dosnios, bet įgyvendinimas visų tų reikalavimų, kurie to siekia, tai yra toks ganėtinai sudėtingas ir dažniausiai prieinamas tik tai didesniems įmonėms, kurios specialiai samdosi žmonės, kad jie tą dokumentaciją sutvarkytų. Čia turbūt yra du dalykai. Mes statistikoje turbūt yra gerokai geriau negu mes atrodome, reiškia, ne? Tai čia viena dalis, kaip ištraukti į viešumą visus tuos dalykus, ką žmonės daro pagal savo prasme, kas būtų MTEP-as arba MTEP-ai, o kita dalis, reiškia, ne, kaip skatinti, kaip didinti, reiškia. Paantrindamas Martynui, tiesą sakant, nelabai turiu ką pridėti, mes Žinių ekonomikos forumas dalyvavo susitikimuose su politinių partijų atstovais ir mes irgi kalbėjomės tais klausimais apie investicijas, apie švietimą ir daugelis mūsų kolegų, kurie atėjo į šituos susitikimus su politinių partijų atstovais, paminėjo tai, ką Martynas sakė. Yra per daug biurokratijos, per daug sudėtinga apskaitos sistema, kad mažos kompanijos rizikuotų tą paramą, ne paramą, o išlaidas deklaruoti. Ir dažnai yra numojama ranka, geriau nerizikuoti, geriau to nedaryti. Tai čia vienas žingsnis būtų vis dėlto, reiškia, mažinti biurokratiją, kad būtų paprasčiau tą visą daryti. Dabar ar tai pasiektų kažkokį 0,75 ar 1%, man nedrąsu sakyti tikriausiai, kiek čia padidėtų, bet kad padidėtų faktas tikriausiai. Dabar jeigu kalbam apie tą viešąjį sektorių, ar ne tas 0,5% ar 0,49, tai čia iš tiesų tikriausiai reikėtų klausti politikų, kodėl vis dėlto, reiškia, tie skaičiai nebuvo pasiekti, kodėl nebuvo pasiektas tas politinis susitarimas pasiekti 0,75. Tai čia galbūt kolegos galės pakomentuoti iš tos srities, iš politinės srities. Tai iš tiesų svarbiausia matyti, atkreipti dėmesį ir laikytis tų susitarimų, kaip jūs ir minit. Tai nacionaliniam pažangos plane turime aiškiai kaip valstybė susiformavę patį pirmą mūsų tikslą, tai perėti prie žiniomis grįstos ekonomikos. Ir ko pasiekoje ir švietimo susitarimas atsiradęs netaip senai siekia šitų tikslų, kad investicijos siektų būtent tą 1% iš valstybės pusės. Tačiau laikas nėra toks matyti dėkingas vienareikšmiškai sutelkti visas investicijas ir valstybė turi įvairių poreikių šiuo metu, tačiau kryptingai to siekti ir kartu susitelkus ir naujoje politiniai darbotvarkiai laikytis to susitarimo išties padėtų abiem pusėm tiek mokslui, tiek verslui siekti jau išsikeltų tikslų. Esame susitarę turbūt, kad turime prioritetinius sektorius, turime tą pačią sumanę specializaciją, tačiau labai daug investicijų priklauso nuo būtent ES struktūrinių fondų. Ir čia tas nuoseklumas mums padėtų siekti geresnių rezultatų būtent į šios dienos diskusijos temoje. Taip, tai aš sutinku. Turėtų veikti, žalia lemputė dega. Taip, tai aš sutinku su prieš tai kalbėjusiais dėl statistikos, tai pirmiausia, manau, kad reikėtų pasidaryti ir higieną su statistika, nes iš tiesų matom labai daug įmonių, kurios nors ir vykdo mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, tačiau nedeklaruoja valstybės duomenų agentūrai. Ir dabar, kur pasirodė statistinė informacija, kad verslas investuoja į MTEP-ą, investicijos į MTEP-ą Lietuvoje yra šiek tiek virš 1% BVP, tai iš tiesų lyginam patikslintus 22 metų duomenis su preliminariais 23 metų duomenimis, tai kadangi ES finansavimo periodas prasidėjo, ką tik startavo didžiosios priemonės, kaip Innobranda, Innopažanga ir
panašiai ir verslas susideklaravo MTEP išlaidas realiai už 22 metus, todėl tos procentas šiek tiek yra didesnis negu 23 metų. Tačiau tą pasidaryti, susideklaruoti galima savo iniciatyvą, nelaukiant paklausimo iš statistikos agentūros visus metus iš tiesų. Ir aš tikiu, kad padidės tas procentas investicijų. Jau labiau, kad tos priemonės dar tik neseniai startavo ir mokėjimo prašymai bus teikiami už 24 metus, tai turėtų padidėti. Martynai, reaguoti. Čia gal, kaip sakant, galima, jeigu šiaip įmonė yra daugiau mažiau save laiko, bent jau kažkiek daugiau negu vidutiniškai inovatyvę, tai tokia kaip taisyklė, reiškia, grubiai, bent 10% apyvartos paprastai išleidžiama visiems tiems, mes vadinam R&D, bet iš esmės tai būtų MTEP veikla. Tai manau, kad labai daug galima surasti tų įmonių, kur tai bus procentas, pusė, tai jeigu yra europinis projektas, tai tada ta suma deklaruojama, o jeigu nėra projekto, tai ta suma nedeklaruojama. Ar jūs norėjote reaguoti? Ar? Aš galiu iš tiesų tik tai patvirtinti tą teiginį, aš pats daug metų buvau Thermo Fisher Scientific mokslinio tyrimo eksperimentinės plėtros vyresnysis direktorius molekulinės biologijos verslo ir mes tą, sakysime, parama pelno mokesčiui arba lengvata naudojomės ir tai iš tiesų buvo tikrai stiprus faktorius auginant, sakysime, R&D mokslinio tyrimo eksperimentinės plėtros padalinį, mes užaugom beveik iki 200 žmonių ir tai investuotojams yra svarbu. Bet dabar, reiškia, ta formalioji pusė, kaip tą deklaruoti, iš tiesų, kaip ir sakė, reikalingi specialūs žmonės, kurie galėtų tą daryti, aprašymus turėti, visą kitą turi būti labai aiškiai įvardinta, sakysime, žurnalų tvarka, viskas, ta prasme, turi būti kokybės vadybos sistema įdiegta, kad galima būtų tą įrodyti, apsiginti ir visą kitą. Tai visada susijęs su rizikom, kaip maža kompanija tą galėtų padaryti, sunkiai įsivaizduoju. Jeigu galima replikuoti, aš irgi turbūt norėčiau nueiti nuo tos buhalterinės apskaitos link pajėgumų, kurie yra. Ir grubiai, jeigu mes žiūrim Lietuvos ekonominę struktūrą, tai dominuojančios yra smulkios ir vidutinės įmonės. Ir jeigu imti per skaičių įmonių, tai bus smulkios arba netgi mikro įmonės. Ir tokios įmonės iš principo neturi jokių pajėgumų nei apskaityti, nei daryti tai, kas būtų apskaitoma. Tai čia ne tik, čia dramblys kambary. Tai jeigu mes dabar patvarkysim apskaitą ir viską suskaičiuosim, tai taip nebus, nes mūsų ir daugybė kitų rodiklių rodo, kad tikrai trūksta tų investicijų ir mes turim daug geriau daryti ir daug daugiau daryti, nes jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, tiek inovatyvus eksportas atsilieka kartais nuo inovatyviausių pasaulio ir Europos šalių ir lygiai taip pat, sakykime, tie skaičiai, kiek yra darbuotojų, kurie užsiema MTEP ar ne, randyto tyrimais versle, vėlgi randasi, dabar formuojasi, bet mes tikrai turėtumėm atsigręžti tą stuburą ekonomikos, kuris Lietuvoje vienareikšmiškai yra vidutinės įmonės. Tai nėra mažos ir taip, tai maža įmonė, kai aš kalbu, tai yra, kas pagal Europos Sąjungą, ar ne, apie 50 iki 100 darbuotojų, iki 10 milijonų apyvartos. Tai tokios įmonės dar yra pakankamai mažos, bet žiūrėkime tas vidutinės įmonės, kurios jau gali kurti aplinkui save klasterius. Tai tada turbūt prasidės kiti dalykai ir ne tik tai, kad individualiai, tu čia padarysi, mes tau pakompensuosim, bet turbūt ta klasterių idėja, jinai turėtų grįžti, nes čia grįžtant vėl prie realybės, kad Lietuvoje neturi nė vieno technologinio klasterio. Tokio, kuris, sakykime, jeigu Švedija, Suomija turi po vieną stiprų technologinį klasterį ar ICT ar kažką, kuris tikrai yra žaidėjas Europos mastu, tai mes dar to nepasidarėm ir tai mums labai didelė būtų ambicija susiformuoti bent vieną stiprų technologinį klasterį. Manau, kad tikrai turim ir ne vieną, gal tik tai nėra taip įvardinta ir oficialiai, reiškia, deklaruota. Gal nesileiskime sampratas, tiesiog aš kalbu apie dydį, apie magnitudę, ar ne, poveikio į pasaulį. Tai Lietuvoje, sakykime, pagal tas apimtis tokių kompanijų pas mus kol kas tikrai nėra ir labai tikėkimės ir padėkim jom užaugti. Tai kaip tik negalvokim, kad esam geri ir mums nieko nereikia, bet tarkim vienas iš tų atvejų, kaip Pietų Korėja,
kaip ji tapo inovatyviai. Jie išsirinko stambes kompanijas, kuriuoms skatino inovacijas labai specifiškai. Ir tos kompanijos aplink save jau kūrė klasterius ir išvedė Pietų Korėją į vienas aukščiausių inovacijų prasme ir gerovės, aišku, prasme šalių pasaulio mastu. Tai bet jie būtent labai drąsiai pasirinko ne į tai, kas populiaru, bet į tai, kas galėjo jų susitarimu veikti. Ir taip atsirado Samsungas ir kelios kitos labai mums gerai žinomos šiandien globalios kompanijos. Tai aš ir pridurčiau, kad matyti, mes turim vis tiek galbūt netokių didelių pavyzdžių, kaip jūs vardinate, labai pažangiose tose technologijų šalyse, bet vis dėlto mes turim ir savo sėkmės istorijų kaip biotechnologijų sektorius arba lazerių sektorius, kuris reikėtų atkreipti dėmesį, kad kilo būtent iš akademijoje sukurtų žinių ir tos žinios padėjo sukurti tas sėkmės istorijas, kuo mes didžiuojamės ir pristatom Lietuvą. Tai man atrodo, kad labai svarbu pamatyti mūsų visoje ekosistemoje kaip ir dvi dedamąsias. Dažnai mes tiesiog suabsoliutinom ir pasakom, kad turim skatinti lyg tai mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir tai yra kaip ir kryptis mūsų finansavimo. Bet, norėčiau pamatyti ir kaip pasiūlyti tokį kitą suvokimą ir išplėsti tą finansavimą kaip ir dvi kryptis. Vienoje pusėje mes turime tas mokslo žinias, talentus universitetuose, kurie tas žinias kuria ir turėtų galimybę turėti labiau ir stipriau išreikštą, kaip patys jie norėtų kartais ir startuoti ar perduoti tas žinias verslui. Iš kitos pusės labai svarbu, ką jūs ir paminėjot, matyt, kad tų pajėgių įmonių mes ir turim labai mažai ir bandom kažkaip jas, visur toje statistikoje tie skaičiai yra labai maži, tų įmonių, kurios yra pajėgios mokslų grįstų sprendimų produktus kurti. Tai ir atsiduriam tokiam užburtame rate. Iš akademijos kaip ir nėra drąsu daugam startuoti išeiti, iš verslo pusės neužtenka tų pajėgumų. Tai tam ratui atidaryti, kaip reikėtų tas dvi dedamąsias atskirti. Ir iš šitos pusės, šitoj vyriausybei ministerija tiesiog yra paruošusi, atsižvelgiant į tą uždavinį, kurį mes turime, tai tiek ruošti talentus, tiek sudaryti sąlygas, kad tie talentai galėtų patys komercinti aktyviau žinias įvairiausiom priemonėm. Labai daug fokuso į deklaravimą, bet ne į priemonės tolesniam proveržiui. Vien deklaravimas 2-3% bendrojo vidaus produkto nesukurs, rašo vienas iš mūsų diskusijos klausytojų. Jūs irgi, jeigu norite užduoti klausimą arba įvertinti, kokie sprendimai yra efektyviausių siekiant padvigubinti tas investicijas į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas, skenuokite slaido kodą ir balsuokite arba klauskite. O aš tada norėčiau jūsų paklausti, kalbėti apie tą dramblį kambaryje, apie įmonės, ar ne, kad jų yra per mažai. Tai kiek, pavyzdžiui, jūsų supratimu, mokslo supratimu, verslas turėtų investuoti į šitos mokslinius tyrimus, pats verslas? Manau, tiek, kiek jam reikia ir nedaugiau. Tai pradėkim nuo to, kad mokslas nėra romantinis užsiėmimas, tai yra verslas nėra romantika ir, kaip sako profesorius Ragauskas, mokslas yra išlaidos. Tai verslo logika reikalauja dirbti efektyviai, produktyviai ir pelningai. Tik tai tiek, kad mes atsidūrėm toj padėty, kai jau nebeužtenka efektyvumo priemonių ir būtinas tada R&D, tie vadinami originalūs produktai arba produktų kompleksiškumas, kuris leistų investuoti aukštesnės pridėtinės vertės produktus ir įeiti į aukštesnę, sakykime, vertės kūrimo grandinės dalį, nes tam pačiam aukštosiuose technologijose galima sukti vielas ant transformatorių ar kažką tokio, galima, kurių jau aišku dabar nebėra, ar ne, arba štampuoti kažkokius tai dalis, kurios įeis į sudėtingus produktus, tai mes esam per maži, per daug mažai turim žmonių, kad galėtumėm leisti savo nediegti dirbtinio intelekto, robotizacijos sprendinių ir nekurti naujų produktų. Tai dabar kiek, ar ne, tai logika, ta klasikinė logika reikalauja 1+2. Valstybė 1, verslas 2%, Šveicarija yra 5% ir panašiai, tai kuo mes geriau norim gyventi, tuo mes turim daugiau į tai investuoti. Bet valstybės darbas yra akumuliuoti riziką. Tai reiškia, kad
investicijos yra rizika į R&D ar ne į mokslą. Neaišku, kada ir kokiu mastu atsipirks, nes yra labai daug kintamųjų. Tai reiškia, turi būti tie mechanizmai, įskaitant mokesčių lengvatą, tai nėra savaime kažkoks tai pagalba įmonėm, tai yra rizikos amortizacija, kurią pasiima valstybė, ar ne? Tai mes, mokesčių mokėtojai, tai ačiū mums visiems, kad mes tą darom, mes irgi investuojam, ar ne, tai tą reikia pripažinti, valstybė esame mes. Bet tada verslas jau turi kelti ambicijas ir tikslus ir savo inovacijų strategijas ir jau paskui tai turi pasileisti investiciniai sprendiniai. Martynai, man tai nežinau, jūsų gal dabar norėsiu klausti, tai daug kalbėjote apie tą biurokratinį barjerą, ar ne, dėl ko verslas galbūt neinvestuoja, galbūt nedeklaruoja investavęs. Ir tyrėja kalbėjo apie tai, kad vis tiek reikėtų ieškoti tų vidutinių įmonių, kurios galėtų tą daryti, nes be jų mes neapseisim, Lietuvoje yra per mažai didelių įmonių, kurios galėtų tuo užsimti. Tai jūsų manimu, kuo galėtų padėti, nežinau, valstybė tom smulkiom, vidutiniam gal labiau įmonėm, kad jos būtų suinteresuotos investuoti, būtų suinteresuotos deklaruoti? Tai nežinau, čia galbūt iš tikrųjų komentaras buvo teisingas, gal per daug mes tam šitoje diskusijoje dėmesio skiriam, bet čia yra paprasčiausia, jeigu klausia, o ką daryti, kad būtų daugiau negu 1%, tai yra toks kaip žemiausiai kabantis vaisius, ne šitą nuskinti būtų paprasčiausia, tai už tai gal mes čia... Paprasčiausiai jūs sakot sutvarkyti biurokratiją, ar ne? Taip. Vienas iš žingsnių. Vienas iš žingsnių. Jeigu užnekėt dabar, o ką daryti, kad būtų daugiau ir toliau ir geriau, reiškia, ne, tai čia galbūt irgi geras klausimas, jeigu taip jau, tas pavojus, kokio mes čia bijom visi, reiškia, neužsidaryti vidutinių pajamų spąstuose, tai galima pažiūrėti istoriškai, kur tos šalis, kurios, reiškia, kurioms pavyko iš to išsisukti ir ką darė tos šalis, kurioms nepavyko, reiškia, ne. Ir čia geras buvo pavyzdys Koreja, reiškia, tie iš tikrųjų išsisuko ir neužsirakino vidutinių pajamų spąstuose, darydami tai, ko turbūt ES nelabai pagal, kaip čia, finansinės taisyklės, reiškia, ir pagalba įmonėms galima būtų daryti. Bet aš tai norėčiau, kaip čia, galbūt pažiūrėti, reiškia, o kokios yra šalis, kur taip neįvyko. Tai ten, pavyzdžiui, koks nors Tailandas yra dar iki šiol vienas iš didžiausių kietųjų diskų gamintojų, automobilių dalių gamintojų ir taip toliau. Ir visas tai prasidėjo ten 86-89 metais. Bet jie iš to nepadarė labai didelės industrijos, kaip kad, pavyzdžiui, iš displėjų Korejoje įvyko, reiškia, arba iš puslaidininkių rinkos. Tai ten galima pažiūrėti, o kokie tie skirtumai, tai tie skirtumai labai dažnai susiveda į tai, ką valstybė galėtų daryti, ne? Tai yra tie resursai, kurie yra pilami valstybės, dažniausiai viešasias institucijas, ten institutai, universitetai ir taip toliau, kiek tai atitinka arba yra šalia to verslo, kuris yra vystomas. Tai jeigu yra pilama plačiai ir visiems, tai tada, žinoma, tas rezultatas tos koncentracijos nepasiekia. Nei per įmonės, nei per talentų kūrimą, nei per, kaip čia buvęs Vilniaus universiteto rektorius mėgdavo atskirti savokas žinias ir žinojimą, reiškia, nei per to žinojimo kūrimą. Tai šičia gali būti irgi dar vienas toksai, galbūt irgi netaip jau labai žemai kabantis vaisius, bet irgi galimybė truputėlį koncentruotis ir truputėlį koncentruotis mokslui ir verslui tas sritis, kur jau jos yra visai neblogai pavystytos, nes vis tiek Lietuva yra santykinai maža, čia taip negali, kaip čia plačiai iš patrankos visur šaudyti, tai čia irgi galėtų būti ta, kaip čia, kaip ministerijos atstovė ir sakė, laikai tokie, kad žadėt 2 kart daugiau pinigų, reiškia, mokslai galbūt ir nepavyksta, tai bent jau tų kauburėlių supilimui, reiškia, ir galbūt aukštesnių kauburėlių pastatymui, tai irgi gali būti vienas iš variantų. Taip, lėšų koncentravimas, manau, kad yra tikrai labai svarbus faktorius. Kita vertus, ir Europos komisija siūlo, kaip šalims atrasti naujus, galbūt finansavimo įrankius. Ir kaip pavyzdį galėčiau paminėti turbūt naują tokią iniciatyvą, tai yra misijų programas, kurios
Lietuvoje sutelkė svarbiausius, tos stipriausius mūsų sektorius identifikuotus, kuriuos mes turim, ir apjungė problemas, kurias turi visuomenė ir ko tikimas iš tokių programų, kad susitelkė stipriausi mūsų sektoriai, mokslo verslo bendruomenė, aktyviai prisidėtų sprendžiant kažkokią problemą ir taip atsidarytų naujus kelius, taip sugeneruotų naujus reikalingus produktus, kurie atitinka tos dienos, tos problemos vertę, ar ne? Tai čia labai svarbu matyti mums tiesiog ir identifikuoti, susitarti, ar kurios tos temos mums yra svarbiausios, kur reikia nukreipti ir tą. Tai tokios pradinės iniciatyvos, kurios atsirado, tai yra susiformavusios misijų programos, būtent identifikuotos temos yra inovacijos sveikatai, klimatui neutralios Lietuvos tematikoje ir saugios visuomenės arba kibernetinio saugumo temoje. Tai čia tikimės, kad būtent sumanios specializacijos sektoriai, verslas ir mokslas padės spręsti ten esančius didžiausius iššūkius. Martino labai tokia šypsena, manau, kad norit reaguoti. Bandom elgtis kaip Korėja, reiškia, nusprendžiam, kad šitie sektoriai, reiškia, ir nelabai žiūrim, ką turim, reiškia, ne? Tai toks. Nestikčiau, nes procesas tikrai buvo labai platus, įtraukiantis visas tiek mokslo bendruomenę, tiek verslo bendruomenę, tiek nevyriausybinės organizacijas, tiek ir pabandėme įtraukti net ir viešai sektorių ministerijas, kur jos galėjo išsakyti tą problematiką, su kuo susidarė sektorinė ministerija. Ir tai yra pirmieji bandymai, kaip galėtume tiesiog visą savo tą potencialą nukreipti, apjungiant net ir politiką, ar ne, mokslą ir verslą, tam, kad mūsų visuomeniai būtų patogiau, geriau gyventi ir spręsti kažkokias problemas. Kaip pavyko, gal galėsim ir vėliau pažiūrėti. Gerai, mes pamėginkime įtraukti į diskusiją Mantą. Klausimas kaip ir Martynui. Kaip tam smulkiam arba labiau vidutiniam verslui padėti, ar ne, kad jisai būtų suinteresuotas investuoti, kad jisai būtų suinteresuotas deklaruoti, kad jisai būtų suinteresuotas kažkaip turėti tą rezultatą? Taip, tai aš kaip iš įgyvendinančiosios institucijos atstovas, tai aišku, čia mūsų pagrindinis uždavinys tą biurokratinę naštą mažinti, tikslingai investuoti mums patikėtus pinigus, ES ar valstybės biudžeto lėšas į tam tikras rytis. Ir iš tiesų labai daug dėmesio skiriam tai, pavadinkim, biurokratinės naštos mažinimui, kad ta biurokratinė našta adekvati būtų. Aišku, ne viską galim padaryti ypač su ES reglamentais, su ES pinigais, bet su valstybės biudžeto lėšomis tą padaryti lengviau. Taip pat daug dėmesio skiriam ir kliento kelioniai, kad pas mus tas atėjęs klientas per visus etapus nuo įmonės pradžios iki plėtros gautų pagalbą tiek investicinė, tiek mentorystė, tiek patarimus ir konsultacijas, tai tą darom. Ir dar norėčiau paminėti, kalbėjom apie mokestinės lengvatas ir kad verslui sunku deklaruoti, tiksliau nedeklaruoti, bet pasinaudoti to mokesčių lengvatomis, kadangi reikia labai išsamios dokumentacijos, susidokumentuoti, atskirti MTEP nuo susijusių veiklų, susidėlioti į lentynėlės ir panašiai. Tai 2014 metais buvo parengta toks kaip gidas, kaip tą padaryti, tai dabar inicijavom atnaujinimą ir tos rekomendacijos, kaip apskaityti MTEP įmonėje, bus daug paprastesnės, bus rodiklė, ką turėtų skaityti įmonės vadovas, kad atpažinti MTEP, ką turėtų finansininkas, kuris dėlios tas išlaidas ir panašiai. Ir dar tokia kaip pridėtinė vertė tų rekomendacijų pateikti pavyzdžiai įvairių sektorių, įvairių sektorių pavyzdžiai, kas galėtų būti MTEPas, o kas jau nebe MTEPas. Tai tas atpažinimas ir susidokumentavimas turėtų būti paprastesnis. Iš tiesų lengvatos kaip ir tokia ganėtinai reali paskata atgauti realiai verslo suinvestuotus pinigus.
bet matom, kad mažai jie naudojasi, tai dedam pasangas, kad tai būtų paprasčiau. Arvydai, jūs jau minėjot, kad dirbote Thermo Fisheryje su labai didelė komanda žmonių, kuri išaugo iki 200, dabar jūsų irgi tas tiesioginis darbas yra verslo mokslo, tas bendradarbiavimas. Jūsų manymu, ar turėtume siekti, kad versle kurtųsi mokslinių tyrimų ir plėtros skyriai? Ar daugiau turėtume investuoti į verslo ir mokslo bendradarbiavimą, kuris šitas variantas, vėl jeigu grįžtant prie mūsų pagrindinio klausimo, padvigubintų investicijas? Tikriausiai kiekvieno verslo svajonė turėti savo, kad nereikėtų tų, know-how elementų išnešinėti, kad kažkas kitas darytų visą kitą, nes tai yra tavo turtas. Bet jeigu tu neturi talentų, neturi galbūt įrangos, neturi kažko, kiekviena įmonė negali turėti visko. Jinai iš tiesų todėl ir yra tas bendradarbiavimas su mokslu ar ne, su mokslo talentais, kad galima būtų tas spragas užpildyti, kurių pats verslas neturi. Tai aš sakyčiau, siekiamybė yra, kad verslas norėtų turėti viską pas save, bet tai kainuoja ir talentų iš tiesų yra problema, sakysim, ar jie turės žmonės, kurie galėtų tą daryti, tai čia yra atviras klausimas. Ir dar čia grįžtant prie tos ankstesnės diskusijos apie tas, kaip paskatinti įmonės, kodėl jos neinvestuoja, inovacijas, visą kitą. Aš sunkiai įsivaizduoju, jeigu tai nėra verslas verslo, jeigu tai nėra užsakomoji gamyba, visą kitą, aš nelabai įsivaizduoju, kaip dirbant konkurencingoje aplinkoje galima į tai neinvestuoti, nes iš tiesų kiekvienas produktas sukurtas turi savo gyvenimo ciklą, kai jis eina į kalną ir paskui eina į pakalnę. Tai jeigu tu neinvestuosi, tai yra vienas likimas, čia Martynas patvirtins, jeigu tu neinvestuosi, po kelių metų tavęs nebeliks. Tai dabar, kai mes kalbam, eikit jūs, mylėjai, investuokite, tai tada klausimas yra, kaip jie išgyvena, kokioje konkurencinėje aplinkoje jie gyvena. Man tas nėra aiškus atsakymas, iš tiesų, galbūt čia kolegos gali tą panalizuoti, nes tai yra iš tiesų kautynės dėl kliento. Ir jeigu tu nieko nedarysi su investicijom, tai tu pralaimėsi ją. Šiek tiek tiesiog sureplikuoti turbūt du dalykai, kad būtent vėl aš grįžtu prie kelių režimų veikimo, ar ne? Nes Lietuvoje turbūt stambios įmonės jos galvoja, kaip išlikti, kaip išlaikyti klientą. Startuolio fokusas yra visai kitas. Startuolis padariau, mano sekantis žingsnis yra exitas. Ar ne? Tai yra pasidariau, pardaviau, nesvarbu kur, ir taip yra, kad juda į pasaulinius kapitalo centrus, ar ne? Lietuvoje tai yra Europoje, tai yra arčiausiai Berlynas, Londonas, JAF, ar ne, pasiema mūsų daug tų sugeneruotų gerų idėjų, kurios jau dabar jau generuotų, mokėtų mokesčius, iš kurių mes galėtume maitinti savo ekosistemą, bet šitie išjuda. Tai čia turbūt turim pagalvoti apie tai, kaip ir kapitalui ne tik tai dėl vietos veiksnių, bet ir dėl įstatyminių veiksnių būtų patogiau ir norėtųsi pasilikti čia. Tai tada mes išlaikytumėm tą dalį. Antras dalykas, turbūt valstybė galėtų ir turi apskaičiuoti savo išlaidas viešaisiais pirkimais. Ir iš tiesų Lietuva labai mažai išnaudoja tai kaip inovatyvius viešuosius pirkimus, kaip priemonę inovacijoms spartinti versle. Ir turbūt vienas iš tokių labai stiprių pasaulio pavyzdžių buvo COVID-19 vakcina, kai visos valstybės iš anksto nupirko, nežinojo ką, bet mums labai reikėjo ir mes visi pasinaudojom ir dar liko ir labai didelis proveržis pasiektas toj srity pasauliniu mastu. Tai vėlgi valstybė turėtų labai atsakingai leisti viešuosius pinigus pirkdama daiktus, produktus, paslaugas, įkonstruojant tą inovacinį komponentą kaip privaloma. Tai natūraliai būtent tom vidutiniam įmonėm rastųsi rinka. Gal stambiom ir per mažas žaidimas galėtų atrodyti, bet vidutinės įmonės ir galėtų į tai reaguoti, ypatingai galėtų kurtis nauji sektoriai kaip EdTechas, MedTechas ir visi kiti, kuriem tai yra aktualu. Tai turbūt tai būtų labai svarbus komponentai ir kartu supaprastinant, ką jau ir kalbam, supaprastinant visas procedūras, apskaitas, atsiskaitimus ir suprantant, kad inovatyvus pirkimas savyje neša riziką. Tai nebūtinai bus pateikta.
Čia aš dar truputėlį papildysiu, aš nežinau, ar vis dar ta praktika galioja, reiškia, šiandien, bet tam pačiam kompanijos darbo metu susidūrėm su situacija, kad Izraelis, jeigu jame yra, reiškia, teikiama pagalba kažkokios startuolio vystymui, technologijos išvystymui, visą kitą, jie turi kaip ir privalomą reikalavimą, kad gamyba vyktų Izraelyje. Reiškia, ir tie investuoti pinigai, iš tiesų jie ten užauga galbūt visą kitą ir jie, jeigu nori išeiti iš Izraelio, ten yra pakankamai didelės baudos ir visą kitą. Tai čia vėlgi, jeigu Lietuva deda pinigus ir, reiškia, investuoja, tai čia galbūt irgi galėtų būti visai neblogas dalykas ir ta pati tada gamyba inovatyvi, viskas kitas čia galėtų būti. Nežinau, ar įmanoma tai padaryti su mūsų teisinė pusė egzistuojančia, bet man tas sprendimas iš tiesų įdomus yra. Kai nori, sako, viskas yra įmanoma. Kai nelabai nori, ieškai priežasčių, kodėl neįmanoma, tai mes padarykime įmanoma klausimų atsakymų tokią sesiją, nes Laido prisikaupė čia daug klausimų, idant visus juos spėtume atsakyti, tai aš trumpai ir kas gali, tada trumpai atsakom ir einam prie kito, gerai? Lietuvoje nėra kritinės masės aukšto lygio mokslo, tad iš esmės nėra iš ko kurtis aukštųjų technologijų verslui. Kaip sukurti šią kritinę masę? Kas čia geriausiai? Trumpai, Martynai. Koncentruojant. Mokslą ir pageidautina dar aplink tą verslą, kuris galbūt yra arba potencialiai galėtų atsirasti tose srityse. Mes esam per maži kitam. Daug kalbate apie biurokratinės naštos mažinimą, kaip tai turėtų įvykti. Galbūt galite pasidalinti geraisiais pavyzdžiais. Aš iš tiesų neturiu jokio supratimo, kaip naštą sumažinti, bet tikriausiai turi būti nustota žiūrėti į, reiškia, tą verslininką, kuris ten ateina ir kažką deklaruoja kaip į potencialų melagį ir vagį. Reiškia, iš tiesų turi būti atsisakyta kaltumo prezumpcijos kaip tokios, iš tiesų, reiškia, ir turėtų nebūti smulkmeniškai, ta prasme, jeigu tikslas yra keliamas pagauti kuo daugiau pažeidėjų, tai ir ieškoma tų pažeidėjų. Dabar viskas yra iš tiesų paremta tuo sakysime, kabliukų krapštimų iš parašių visur. Ar to tikrai reikia, nes visada yra tam tikra dalis nesažiningų žmonių, kurie tikrai, reiškia, padarys, kad apgauti ir visą kitą, bet ar mūsų tikslas yra tai iš tiesų tokius administracinius resursus į tai investuoti. Tai galbūt reikėtų truputėlį daugiau tikėti žmonėm ir tada galbūt ir tas paprastesnis administravimas bus, aš nežinau, čia gal ir bus taip naujose taisyklėse. Visiškai sutinku, kad nereikia žiūrėti kaip į potencialius vagis, kaip galbūt gali atrodyti. O administracinė našta tai paprastai dabar mažinama, tai sakykime, keli pavyzdžiai apjungiant priemonės, kad galėtų verslas aplikuoti dėl kelių veiklų vienu metu, įvairios rekomendacijos, kad paprasčiau būtų užpildyti paraiškas, dalinai užpildytos paraiškos, elektroniniai dokumentai, neprašymas, nežinau, duomenų dokumentų, ką mes patys galim pasižiūrėti. Tai visi šie, nežinau, prisideda prie administracinės naštos mažinimo ir mes turim pasirengę ir metodiką, kaip apskaičiuojam, tai dabar suskaičiavam, kad verslui iš tiesų apie 3 milijonus administracinės naštos sumažinom, pritaikė tas priemonės ir dar keletą kitų. Tai jo. Dar vienas klausimas, ar verslas turėtų finansuoti ne tik taikomuosius, bet ir fundamentaliuosius tyrimus, jei taip, kaip tai turėtų būti skatinama? Kas galėtų trumpai atsakyti? Aš galiu atsakyti šiek tiek, kad verslas pagal savo prigimtį gyvuoja trumpiau negu fundamentiniai tyrimai pasiekia savo rezultatą. Kitaip tariant, ateina į rinką. Tai sėkmės atveju, jeigu verslui labai pasiseks ir fundamentika bus labai sėkminga, tai paprastai inovacijų vystymo ciklas nuo fundamentikos iki rinkos gali būti 50 metų. Jeigu labai greitai, tai 30 metų. Vidutinis įmonės gyvavimo laikotarpis yra 20-25 metai. Tai de facto akcininkai tikrai su tokiais dalykais nesutiks. Tai čia yra visuomenės interesas, nes jie visada atsiperka, bet ilgalaikiam laikotarpyje. Tai mes tikrai turim investuoti ir čia yra valstybės pareiga, o dabar kaip paskatinti verslą įsitraukti, tai minėtosios Europos horizontų priemonės, kurios skatina ir verslo įmonių įsitraukimą į tyrimų tinklus ir dalyvavimą, eksperimentavimą ir panašiai. Tai verslas turbūt pasakys tiksliau. Ne verslas labiau, o labiau kaip Lietuvos mokslo tarybos valdybos narys galiu pasakyti, kad yra iš tiesų programos, mokslininkų programos,
ta prasme, mokslininkų paramos programos, kurios leidžia, sakysime, aplikuoti į fundamentinius tyrimus ir jų finansavimą. Tai jau egzistuoja. Klausimas yra, kokia teisinga proporcija tarp fundamentinių ir taikomųjų. Tai čia aš nežinau, kas čia galėtų tą pasakyti, 50, 50, 60, 40, bet kad fundamentikos turi būti, tai faktas yra. Nes po daug metų tik tai reiškia iš tiesų iš tų fundamentinių kažkas pagaliau komercializuojasi, kristalizuojasi. Čia turim daug pavyzdžių susijusių. Biotekinė, nežinau, lazeriuose tas pats. Lygiai tas pats. Kodėl jūsų nuomonė ekonomikos transformacija aukštos pridėtinės vertės ekonomika Lietuvoje neįgyja pagreičio? Kokios būtų 3 pagrindinės priežastys? Aš tai girdėjau 2. Viena, kad yra per didelė biurokratija iš vienos pusės, o iš kitos pusės, kad visi jie vagys. Bet jūs tikriausiai turit kitas priežastis, kodėl taip vyksta, jūsų manymu. Nežinau, kuris galėtumėt. Aš nežinau, aš truputėlį gal iš kitos srities, reiškia, man tai atrodo, kad visai eina tas pagreitis ir visai neblogai, bet čia iš tikrųjų turbūt priklauso truputėlį nuo sektoriaus, priklauso nuo tų, mes čia šnekėjom apie, pradėjom nuo biurokratijos, po to truputėlį gal reiškia apie koncentraciją, taip pat dar apie talentų ruošimą arba žmonių paruošimą, to truputėlį bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo, kas, kaip čia, mes kai kuriuose diskusijoje pastebim, kad biotechas ir lazeristai tai visiškai neturi jokių problemų su verslo ir mokslo bendradarbiavimu, nors čia visi skundžiasi, kad labai blogai viskas Lietuvoje su tuo. Iš esmės dėl to, kad ir vienas ir kitas sektorius ateina iš mokslo. Ir tada ta kalba yra ta pati, tas bendradarbiavimas gaunasi geras ir taip toliau. Tai nežinau, čia šitoj vietoj aš tai sugrįžčiau truputėlį prie to pačio, jeigu norima padidinti, kaip čia, investavimą tose aukštos pridėtinės srities vietose arba produktuose arba veiklose, tai mums reiktų truputėlį žiūrėti, o ką mes to turim ir kaip čia buvo paminėta, kad išeina startuoliai ir taip toliau, tai jeigu mes turėsime pakankamai gerų specialistų, čia tai nelabai kurie išeis. Kapitalo srautai tai turbūt yra atskiras dalykas, kur jie bus registruoti, nes ten visada yra visokių kitokių, reiškia, sumetimų. Bet jeigu čia bus pakankamai stipri bazė ruošti tos žmonės, o mes turbūt kito kelio nelabai ir turim, nes kažkokių kitokių išteklių labai didelių neturim, tai tą turbūt natūraliai reikia daryti. Tik tai vėlgi tą truputėlį pakoncentruojant šiek tiek tose vietose, kur, kaip čia buvo žodis klasteris paminėtas, kad iš tikrųjų tą bendruomenę pasidarytų pakankamai didelė vienoje ir kitoje srityje, kad jau galėtų tos veiklos suktis tarp mokslo verslo ir pakankamai sėkmingai. Tai tam reikia šiek tiek dydžio, reiškia, tos bendruomenės. Jeigu galima, kadangi prašė 3, tai 3 punktai, ar ne? Tai visų pirma, tikrai džiugu, kad nematot problemų, nes taip ir turi būti. Nes tai yra Vilnius sostinės regionas, kuris yra stiprus inovacinis regionas. Taip ir turi būti. Tai tiesiog jūs ten esat, kaip būtent tie 2 pramonės sektoriai minėti, būtent jie formuoja Vilniaus regioną ir suformuoja šitą visą dinamiką, kuri yra, sakykime taip, Vilniaus regione yra įvykusi, sostinės regionų vadinasi. Tai kai kalbam apie Lietuvą, tai tada visa ta likusi Lietuva, kuri dar nepervirto į tą pusę. Ir turbūt, jeigu žiūrėt, kuri nėra taip geografinė koncentruota, ar ne, ir intelektiniai mažesnė koncentracija ir panašus dalykai. Tai džiugu, kad turim sostinę Vilnių ir yra į ką lygiuotis. Tai dabar turbūt 3 dalykai. Pats pirmas dalykas, tai grįžkim prie vidutinio. Monika, jau trupučiuką trumpiau, nes labai laiko mažai. Gerai. Potencialas, ar ne? Tai potencialas yra visų pirma iš to, kad labai mes turim inovatyvių produktų, tačiau įmonėm labai daug kainuoja išvesti juos į rinką. Ir kai kalbėjau su inovatyviai įmonė, dažnai sako, mes turim tiek daug produktų, mes nebesugebam komercializuoti, kadangi komercializacija yra visas pasaulis, tarptautinės rinkos, pas mus dominuoja 80% plus eksporto, kai kalbam apie inovatyvės įmonės. Tai joms yra labai sunku ir reikalinga parama ne tik tai produkto sukūrimui, ten iki patento, iki industrinio dizaino registro ir panašiai, bet iš tikrųjų iki rinkos išvystymo. Gerai, antras dalykas turbūt yra, ką ir sakiau, rinkos ir pirkimai, išvystymas. Ir trečias yra talentai. Taip, labai pritariu ir
kur dar vienas dalykas, kad pas mus yra labai daug, labai geras moterų dalyvavimas trečios pakopos studijose, bet kai mes ateinam į technologijas ir visus tuos mokslus, kurie veda link to technologinio progreso, tai mes turim nykstamai mažą procentinį skaičių. Tai aš manau, kad mes turim atvesti irgi moteris ir viskas pasikeis. Dėkui, turim 5 minutės iki mūsų transliacijos pabaigos ir turim ypatingą svečią Vilniaus universiteto rektorių Rimvydą Petrauską, kuris turi klausimą ir turime spėti jį atsakyti. Labas vakaras. Tikrai čia natūraliai turbūt šitoj diskusijoje pokalbis sukosi apie daugiausia verslo įmonės. Aš turbūt neišvengiamai paklausiu tiksliau iš universitetinės viešojo sektoriaus perspektyvos šitą klausimą, tiesą pasakius, įkvėpė šiandien įvykęs išskirtinis renginys Vilniaus universiteto mokslo centro atidarimas. Tikrai mes labai vertiname susitarimą dėl švietimo, kuriame yra investicijos valstybės į tokius 2 dalykus. Viena vertus į mokslą, dar vis nepakankamai, bet tikrai vyksta. Antras dalykas į žmonės, algų didinimas ir taip toliau. Dar trečias yra labai svarbus dalykas - investicijos į infrastruktūrą. Mokslas vis dėlto labai brangiai kainuoja, bet mes nuolat girdime, ar čia yra investicijos, ar čia vis dėlto yra į plytas investicijos. Tai ar jūs laikote naujų fakultetų, naujos stambios infrastruktūros statybas investicijomis į MTEPą? Jeigu taip, tai kaip įtikinti tuos politikus, kurie tuo abejoja? Tai tikriausiai, iš tiesų aš irgi buvau tam pačiam atidarėme, tikrai fantastinis centras, labai džiaugiuosi, kad vis dėlto Lietuvoje tai įvyko po daug metų statybų, bet tai yra tikriausiai tam tikra higiena. Na, jeigu mes norime turėti daugiau mokslininkų, daugiau doktorantų, visą kitą, mes privalom turėti pastatus, privalom turėti infrastruktūrą, įrangą, kad žmonės turėtų kur dirbti, kad mes turėtume iš kur talentus pasikvietę, pasodintą. Nes be to niekur nenueisime, mes nepadėsime tų talentų į garažus ar į požemius, ar nereiškia. Tai iš tiesų čia yra kaip ir neišvengiama būtinybė. Ir tai yra brangu, kaip sakė, brangus malonumas ir aparatūra tikrai kainuoja daug. Tai aš nežinau, ar šiandien yra investicijos į statybas priskiriamos kaip investicijos į mokslą, tai čia aš apskaitoju nedalyvauju, nežinau, reiškia, yra. Tai gerai, tegul būna 2% ir ten daug statybų turi, reiškia, Aš tai gal pridėčiau, reiškia, tai čia iš tikrųjų higiena yra galbūt teisingas žodis ir ten pasižiūrėti, kas jau yra turima, susinventorizuoti ir galbūt kai kuriuose vietose atsinaujinti, bet ir tą koncentruoti žmonės, nes labai dažnai, kaip čia, pakankamai svarbu, kiek kavos aparatų įmonėse yra, kad jų nebūtų per daug tam, kad žmonės, stovėtų prie to pačio kavos aparato ir pasišnekėtų. Tai universitetuose turbūt kavos aparatų nepavyks skaičiuoti, bet kurioje valgykloje valgo visi kartu ir drauge. Tai šitoj vietoje ta infrastruktūra jinai gali būti labai naudinga, kai yra truputėlį skirtingos, bet giminingos mokslo šakos toj pačioj vietoj, ten tų ir bendradarbiavimų labai greitai ir patogiai atsiranda. Tai vystant infrastruktūrą, manau, kad tą irgi labai būtų teisinga turėti galvoje. Tai labai trumpai tik gal papildysiu, kad per pastarosius 2 metus infrastruktūros, mokslo ir studijų bazės atnaujinimas įvyko už maždaug 500 milijardo bendrai žiūrint ir tikrai mūsų paveikslas, mūsų tą, kur įeiti ir kaip turėti modernios įrangos tikrai yra papildytas, bet mokslė tai turbūt labai yra svarbu turėti visada naujausią prieigą, tai visada labai svarbu turėti ne tik galbūt tą plytos elementą, bet kaip pasiekti tą svarbiausią reikiamą naujausią įrangą, kur inovacijos, kur žinios labai greitai kinta, atsiranda daug naujų dalykų, tai svarbu matyti išlaikyti balansą, kada mums reikia plytos, kada mums reikia tiksliai kažko paties naujausio. Aš tik tai tiek gal dar vieną repliką, absoliučiai taip, mokslo infrastruktūra yra privaloma ir į ją būtina investuoti, turbūt tik tai vėlgi pagarba valstybei, kad pas mus inovacijų įeigos ar ne, investicijos inovacijas yra aukštesnės negu grąža, tai vėlgi
kur tai vėlgi atvėrimas tų centrų ar ne atviros prieigos centrų ir kūrimas tų technology transfer veiklų intensyvinimas į verslą yra labai svarbus, kad mes generuotumėm tą grąžą. Kitaip tai išliks nepakankamai panaudota mūsų visų geroviai. Gerai, mes turime 1,5 minutės iki transliacijos pabaigos, tai aš labai norėčiau apžvelgti pasiūlytus sprendimus ir balsavimą. Iš tikrųjų, mes galim parodyti balsavimo rezultatus? Ne, negalime parodyti, tai aš juos pabalsinsiu. Tai 50% balsavusiųjų sako, kad svarbiausias sprendimas, jų nuomonė, siekiant padvigubinti investicijas į mokslo tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas, būtų kurti skatinimo priemonės mažam ir vidutiniam verslui, investuoti aukštos pridėtinės vertės mokslų grįstas inovacijas. Tai, kadangi minutė liko, tai labai trumpai, ar jūs pritartumėt, kad tai būtų pagrindinis žingsnis, kuris padarytų tą proveržį? Taip, nežinau, nes tik tiek laiko. Man atrodo, priemonių yra svarbu, kaip mes su jom elgiamės. Sutinku, priemonių iš tiesų yra tikrai nemažai ir jos dauguma dar tik startavo, tai rezultatus dar pamatysim, suskaičiuosim. Sutinku, bet vis dėlto dar prie to pridėčiau ir talento augimą, pritraukimą iš išorės ir savo auginimą, lietuvių gražinimą ir, trečių šalių pristraukimą, nes talentai yra viskas. Iš tiesų, aparatūra nedirbs ir pinigai nedirbs, jeigu nebus kas tu tuo daro. Ir dar mokytojų reikia, taip? Techninės atsitikimai. Kokias pasakyta, dar pridėčiau, kad tos priemonės dar viena kryptis yra tinklai, tarptautiniai globalūs tinklai. Mes esame atvira ekonomika, mes privalom būti atviri pasauliui ir pasaulis mums. Tai tą darom tik per žmonės. Dėkui dalyvausiem diskusijoje, dėkui Jums labai aktyviai ir balsavusiem ir uždavusiem klausimus šiandien. Su Jumis buvo Žinių ekonomikos forumas neatidėlioti. Iniciatyvos organizatorius yra Asociacija Žinių ekonomikos forumas, partneris Vilniaus universitetas, informacinis partneris LRT. Pasimatykime lygiai po 2 savaičių tuo pačiu metu diskusijoje neatidėlioti mokymosi visą gyvenimą. Iki.